Prisijungę prie Canvos, jūs matote jos pradinį puslapį. Dar kartelį noriu priminti, kad Canva tai yra labai populiari internetinė platforma, kuri naudotojams leidžia lengvai kurti grafinius dizainus, įvairią vizualinę medžiagą, atlikti įvairius projektus. Kodėl Canva? Tai pirmiausiai labai lengva ją naudotis. Galime sukurti daug įvairių dokumentų ir tai atlikti galima tikrai labai lengvai. Šablonų pasirinkimas yra didžiulis. Taip pat yra galimybė bendradarbiauti ir vieną darbą atlikti su keliais kolegomis ar mokiniams keliems. Taip pat yra galimybė naudotis mobiliąją versiją, tai mobiliuoju įrenginiu irgi galime atlikti su Canva norimus darbus. Ir nemokamoje versijoje yra platus įrankių spektras, kur jūs taip pat galite padaryti daug įvairių darbų ir už tai nereikės net mokėti. Na, o tame pradinėme puslapyje, dar kartelį sakau, kad tai yra pradžios mygtukas, tai yra pradinis puslapis. Jūs matote ir siūlomus šablonus, ką jūs galite rinktis. Jūs taip pat matote ir jau sukurtus savo darbus, ir kurie yra labai lengvai pasiekiami. Tiesiog spragtelėtumėte ant jų ir jie būtų atidaryti. Tie patys darbai būtų atidaryti, jeigu aš paspausčiau ir projektą į mygtuką, tai vėlgi turiu tos pačius dizainus ir vėlgi galiu daryti, toliau redaguoti, pildyti tuos savo anksčiau pradėtus darbus. Na ir kaip matėte pradinėme puslapyje, tų dizainų yra įvairių, tai ir infografikas, ir dokumentai, ir interaktyvi lenta, ir dokumentai gali būti žurnalai, laikraščiai, infografikai, pateiktys. Tikrai daug įvairių dalykų, ką mes galime padaryti. Galime logotipus kurti ir svetainę, spausdinimui paruošti dokumentą. Tai tikrai didžiulis pasirinkimas, ką jūs galite padaryti su Canva. Jeigu jūs norite pasirinkti, galite kuriamą dokumentą iš čia siūlomų, arba jūs galite tiesiog paieškos laukelėje suvesti tą dokumentą, ką jūs norite daryti, ir jums pasiūlys daugiau šablonų. Tarkime, norite padaryti plakatą, tai parašykime plakatas ir plakatas. Ir mums yra pasiūlyta įvairių plakatų. Dabar atkreipkime pirmiausiai dėmesį į tai, kad kai kurie plakatai yra, prie jų yra karūno ženklas. Ir jeigu aš užvažiuoju su pelyte ant šito plakato, jūs matote, kad parašyta profams. Tai yra tiems, kas turi licencijuotą versiją. Tai siūlyčiau, jeigu neturite licenzijos ir nenorite mokėti pinigų, tai šitų šablonų neliesti. Kaip matote, šablonų yra siūloma 20 000, tai tikrai manau, kad rasite ir atsirinksite, ką norite. Galite netgi nuo tokio tuščio pradėti šabloną, galite jau, kur jis yra šiek tiek užpildytas, žiūrėkite, yra siūlomas juodojo penktadienio šablonas, bet čia jis yra profams, tai aš nelabai galiu imti. Vėlgi panaršę daugiau, tikrai manau, kad rasite šablonus, kuriuos pasirinkę sukursite pagal savo. Na, vėlgi siūlomas juodajam penktadieniui šablonas skelbimo, kur tikrai galite pasirinkti ir galite tik tai beliks pakeisti, dar sykį peržiūrėti, jeigu jums tinka, tai tada spaudžiate tinkinti šabloną ir tas šablonas jau bus prieš jūs, beliks tik tais padaryti pakeitimus, tekstą, galbūt nuotrauką dar norėsite pridėti ir panašiai. Šablonas yra atveriamas naujoje
naršyklės kortelėje. Tai jeigu jums pažiūrėjot netiko, tą kortelę vėl uždarote ir vėl grįžtate į tą pagrindinį Canvos puslapį. Jeigu jūs plakatas nedomina, o domina kokią nors infografiką, tai tiesiog parašote infografiką. Ir tada jums bus pasiūlyti infografikos šablonai. Tai vėlgi čia turiu greitai prieš akis, kurie yra nemokami ir galite pasirinkti vieną ar kitą. Aš tarkime pasirenku šitą ir matau, kad man visai įstiktų. Spalvą, aišku, galėsime pakeisti. Jeigu nenorėsite tos juodos spalvos, tai visada galime pakeisti fono spalvą ir galime prisitaikyti. Galime pakeisti ir tekstų spalvas, viską padaryti, bet tai kalbėsiu vėliau. Na ir turim, jeigu jau tinka, mes galime jį redaguoti ir turėti puikų infografiką. Vėl uždarom, jeigu netinka, uždarome ir čia, ką siūlome. Tai tokiu būdu mes galime pasirinkti ir, tarkime, žurnalą. Žurnalą rašysiu anglų kalba, lyg tai daugiau pasiūlymų yra negu lietuvių kalba. Na ir kaip matote, vėlgi yra žurnalų, čia siūlo viršelį ir 2 puslapių tokį, bet yra irgi 2 puslapių, bet yra tokie siūlomi žurnalai, kuriuose yra tikrai daugiau puslapių, tik tai reikėtų tokius susirasti ir va čia matau 22 puslapiai yra, kur jau yra tikrai daug ir įvairių ir jums beliks tik tais, tarkime, galime pasižiūrėti, tinkinti šabloną ir dabar pažiūrėkime, ką siūlo. Siūlo titulinį puslapį, viršelį, ta prasme, na ir toliau ir turinys ir toliau išdėstyta vėlgi, kaip atrodo kiekvienas puslapis, tai jums tik tais belieka savo nuotraukas įkelti, savo tekstus įkelti. Aišku, jeigu norite ką nors dizaine keisti puslapio, tai visada galima pakeisti ir pasidaryti. Tie puslapiai, kurie jums nereikalingi, juos galime išmesti. Tai tokiu būdu labai greitai mes galime sukurti vėlgi ir žurnalą su savo informacija. Na ir aišku, paskui įsaugoję PDF formatu mes galime tą žurnalą publikuoti elektroninėje erdvėje arba mes galime jį atspausdinti ir turėti popierinį variantą. Vėl uždarau naujoje kortelėje atsidariusi dokumentą ir tokiu būdu vėl grįžtu į Canvos pradinį puslapį. Na, tai tokiu būdu mes galime pasirinkti savo kūrybinį darbą, tokį, kokį mes norėsime atlikti ir pradėti jį redaguoti. Tiek trumpai apie pradžią, o apie redagavimą jau kitame įraše.